Kur dingo braškių skonis ir mūsų gyvenimo tikrumas? Labadiena, su jumis Raimonda ir Zaborės naujienos. Kartais užtenka vieno kąsnio, kad pradėtum galvoti ne tik apie maistą, bet ir apie visą sistemą. Prekybos centre pamačiau įspūdingo grožio braškes. Didelės, vienodos, ryškiai raudonos, blizgančios. Atrodė lyg ką tik nuskintos ir padėtos tiesiai iš reklamos. Pradėjo seilės tįsti. Nusipirkau. Paragavau. Ir beveik nieko. Akis matė braškę, bet burna jos beveik nejautė. Nei tikro kvapo, nei vasariško skonio, nei to jausmo, kurį patiri nuskynęs sunokusią braškę savo darže. Ji buvo tokia graži, kad šalia trūko tik mažo užrašo. Skonį įsivaizduokite patys. Ir tada nusprendžiau praplėsti savo istoriją ne tik apie braškes, bet ir apie sistemą, kuri išmoko labai gražiai supakuoti vaizdą. Išauginti vienodos formos produktą. Padaryti jį patogų, vežti, ilgai laikyti ir gražiai išdėlioti lentynoje. Tačiau kažkur pakeliui vis dažniau prarandamas kvapas, skonis ir tikrumas. Galiausiai gauname produktą, kuris prekybos tinklui yra beveik tobulas. Tik man kaip žmogui jame kažko trūksta. Aš nesu prieš mokslą, technologijas ar šiuolaikinę gamybą. Technologijos leidžia maistu aprūpinti milijonus žmonių. Veterinarija saugo gyvūnus ir žmones nuo ligų. Problema prasideda tada, kada pramoninė prekyba, gamyba tampa vieninteliu teisingu keliu, o natūralus maistas pradedamas rodyti kaip per brangus, nepatogus ar net pavojingas praeities palikimas. Paimkime paprastą vištą. Parduotuvėje pirkta vištiena dažnai išverda gana greitai, o naminė, ilgiau augusią vištą dažnai tenka virti kelis kartus ilgiau. Tai galima paaiškinti paprastai. Pramonėje auginami broileriai parenkami taip, kad augtų labai greitai. Naminis paukštis auga lėčiau, juda lauke, lesa grūdus, žolę ir būna auginamas gerokai ilgiau. Netgi Europos maisto saugos tarnyba jau pažymi, kad paukščių veisimas siekiant kuo greitesnio augimo didina vištų gerovės problemas. Bet Lietuvoje apie tai niekas nekalba. Žmogus turi teisę aiškiai žinoti, kaip paukštis augintas, kuo šertas, kiek laiko augo ir už ką jis iš tikrųjų moka. Tas pats vyksta ir su mūsų kasdienė duona. Duona nuo seno vienas tikriausių maisto produktų. Grūdas, žemė, vanduo ir žmogaus darbas. Tačiau šiandien grūdų auginimas dažnai neatsiejamas nuo mineralinių trąšų, augalų apsaugos priemonių ir nuolatinio spaudimo iš 1 hektaro išspausti dar daugiau. Būtų nesąžininga visus grūdų augintojus kaltinti besaikių chemijos naudojimu. Daugybė šeimos ūkių laikosi taisyklių, saugo žemę ir supranta, kad dirvožemis nėra vienkartinis daiktas. Tačiau intensyviai dirbančiuose stambiuose ūkiuose dažniausiai orientuojamasi į daugiau tonų, hektarų ir be abejo daugiau pelno. Mažiau vietos lieka klausimui, kokia bus žemė po 10 ar 20 metų ir kokį maistą iš jos valgys mūsų vaikai. Daugelis tokių sprendimų yra teisėti, bet ne viskas, kas teisėta, savaime yra teisinga ir naudinga žmogui. Dar jautresnė tema – ekologiškas maistas. Gavau informacijos ir dokumentų rodančių, kad Lietuvoje registruoti stambus ekologiniai ūkiai atsiveža mėšlą iš Lenkijos chemizuotų pramoninių paukščių ūkių. Kaip vartotojai matome kokybę garantuojantį žalią ženklą ir žodį ekologiškas. Tačiau už viso to gali slypėti ir kaip šiuo konkrečiu atveju kita realybė. Problema ta, kad mes, kaip pirkėjai, viso to nematome ir realiai negalime patikrinti. Jeigu biurokratiniai dokumentai ir formalumai užpildyti teisingai, vadinasi, kaip ir viskas tvarkoje.
Tokios prekės dažnai turi gražią etiketę, žalią spalvą ir svarbiausia žodį ekologiška. Tačiau, kaip sakoma, ne viskas auksas, kas auksų žiba. Panaši painiava kyla kalbant apie vakcinas, vaistus ir kuriamą gyvūnų gerovę. Naudojamas nuskausminimas, vakcinos, hormonai ir įvairūs vaistai per mėsą pasiekia ir mūsų lėkštes. Iš lobistų, net gyvūnų gerovę kabutėse besirūpinančių keistų asociacijų, vis dažniau girdžiu siūlymus nustatyti vis daugiau privalomų reikalavimų susijusių su nuskausminamaisiais, vakcinavimais, net ir smulkiems augintojams, kurie laiko kelias vištas, kiaulę ar kitą gyvulį savo poreikiams. Dideliems pramoniniams ūkiams nauji reikalavimai dažnai įgyvendinami. Paprastam žmogui dažnai reiškia, kad net turint galimybių ir noro gyvulio laikyti nebeapsimoka, nes tampa beveik neįmanoma. Ir visa tai dažnai pavadinama labai gražiai – gyvūnų gerovė. Tačiau gyvūnais reikia rūpintis iš tikrųjų, o ne tik tada, kai tai yra patogu. Gyvūnų gerovė neturi tapti žodžiu, kuriuo prisidengus nedideliems augintojams užkraunama tiek reikalavimų, kad galiausiai lieka tik didžiuliai pramoniniai ūkiai. Tada gauname keistą rezultatą. Sakome, kad saugome gyvūnus, bet kartu naikiname galimybę žmogui laikyti kelias kiaules ar vištas savo teritorijoje lauke. Sakome, kad norime natūralesnio maisto, bet sudarome sąlygas išlikti tik didžiausiai ir stambiausiai pramoniai. Vis dažniau keičiasi ir pats maisto supratimas. Parduotuvėse matome avižų, sojų ar migdolų gėrimus vadinamus pienu. Matome dešras, mėsainius, kuriuose tiesiog nėra mėsos. Produktus, kurie savo išvaizdą, pavadinimu ir pakuotę mėgina kuo labiau priminti mėsą ar pieną, nors jų sudėtis visiškai kitokia. Aš nesu prieš žmogaus pasirinkimą. Kas nori, gali rinktis augalinį maistą. Kitas gali rinktis mėsą, pieną ar kiaušinius. Problema prasideda tada, kai natūralus produktas darosi vis sunkiau prieinamas, brangesnis ar vaizduojamas kaip morališkai įtartinas, o pramoninis pakaitalas pateikiamas kaip vienintelis pasirinkimas. Panaši tema – vabzdžių miltai. ES tam tikrus svirplių ir kitų vabzdžių produktus jau leidžiama naudoti duonoje, sausainiuose, makaronuose ir kai kuriuose kituose maisto produktuose. Neturiu noro drausti kitam žmogui paragauti to, ko jis nori. Tačiau ar etiketės bus aiškios ir visiems suprantamos? Ar nebus parašyta taip, kad pirkėjui reikėtų chemijos ar lotynų kalbos žodyno? Žmogus turi suprasti, ką perka. Pasirinkimas turi būti tikras, o ne išgautas gudria pakuotė ir sunkiai suprantamais pavadinimais. Kalbėdami apie tikrumo praradimą, negalime nepaminėti ir sprendimų, kuriais Lietuvoje uždaromi ištisi verslai. Nuo 2027 metų Lietuvoje įsigalios kailinių žvėrelių auginimo draudimas. Šiam verslui turės būti kompensuojami šimtai milijonų iš mūsų visų mokesčių mokėtojų. Nesu už gyvūnų kankinimą. Tačiau valstybė privalo vertinti ne tik gražiai skambantį draudimą, bet ir visas jo pasekmes. Jeigu kailinių žvėrelių auginimas tiesiog persikelia į kitą šalį, bendrai gyvūnų gerovės problema niekur nedingsta. Iš Lietuvos iškeliaus darbo vietos, mokesčiai ir verslai. Dar įdomiau, kai girdžiu, kad visas akcijas prieš kailinių žvėrelių auginimą finansuoja sintetinių kailių gamintojai. Ir gali keistai atrodyti, bet susimąstant ir galvojant apie tvarumą, natūralus produktas yra daug ilgamžiškesnis ir mažiau kenkiantis gamtai už sintetinį pagamintą iš naftos produktų. Prieš uždraudžiant tokius verslus turi būti įvertinta, kas jį pakeis, kokį poveikį turės pakaitalai ir kas galiausiai sumokės už tokius politinius sprendimus. Kitu atveju problemą neišsprendžiame, o tiesiog išsiunčiame už Lietuvos sienos.
Panašiai nutiko ir su gyvais karpiais prekybos centruose. Anksčiau prieš šventes juos matydavome daugelyje parduotuvių. Šiandien uždrausta. Tačiau kartu praradome galimybę matyti, kad perkame tikrai šviežią žuvį. Dabar tenka pasitikėti etiketę, šaldytuvu ir užrašu šviežia. Vėl tas pats vaizdas. Mažiau tiesioginio ryšio su produktu. Daugiau pakuotės, daugiau taisyklių. Daugiau pasitikėjimo sistema, kurios paprastas pirkėjas patikrinti negali. Ir čia prieiname prie pagrindinės minties. Kai matau, kiek daugėja šeimų susidarančių su onkologinėmis, širdies ir kitomis sunkiomis ligomis, negaliu apsimesti, kad nieko nevyksta. Labai stipriai didėja perdirbto maisto vartojimas. Žmonės vis mažiau žino, iš kur atsirado jų maistas. Produkto kelias ilgėja, sudėtis sudėtingėja, o etiketės tampa vis sunkiau suprantamomis. Todėl valstybė turi ne tik kontroliuoti, ji turi saugoti vietos gamintojus, šeimos ūkius ir sudaryti sąlygas žmonėms tiesiogiai įsigyti šviežio, aiškios kilmės maisto. Žmogus turi turėti pasirinkimą, ne tik tarp 5 skirtingų pakuočių tame pačiame prekybos centre, bet ir tarp pramoninio produkto ir tikro vietos gamintojo maisto. Ir dabar noriu pratęsti šią temą, įtraukdama iš pirmo žvilgsnio netikėtai galinti pasirodyti Klaipėdos zoologijos sodą. Tačiau iš tikrųjų tai yra tos pačios istorijos tęsinys apie mūsų tolstantį ryšį su tuo, kas tikra, gyva ir natūralu. Praėjusį savaitgalį kartu su vaikais nuvykome į Klaipėdos zoologijos sodą. Važiavome tam, kad vaikai gyvūnus pamatytų ne ekrane ar knygos puslapyje, o gyvai. Jie galėjo iš arti stebėti paukščius, karves, ožkas, avis, kengūras, beždžiones, papūgas, liūtus, tigrus ir daugybę kitų gyvūnų. Tai buvo ne nuotraukos ar trumpi vaizdo įrašai internete, o tikri gyvūnai, jų judesiai, skleidžiami garsai ir gyvas įspūdis, kurio ekranas neatstoja. Tai buvo tikras garsas, tikras judesys, tikras gyvūnas ir tikra emocija. Lankydamasi zoologijos sode sutikau jo vadovą Edvardą. Užsimezgė pokalbis, kurio metu jis papasakojo apie sistemingus, jau ne vienus metus trunkančius institucijų patikrinimus, ginčus ir nuolatinės pastangas uždaryti zoologijos sodo veiklą. Tai buvo rimtas ir atviras pasakojimas, kuriame skambėjo konkrečios aplinkybės, pavardės ir įtakingų žmonių vaidmuo. Todėl pasiūliau šią istoriją papasakoti viešai per Zaborės naujienas. Edvardas Legeckas sutiko ne tik duoti interviu, bet ir aprodė visą teritoriją bei patalpas, kad galėčiau pati pamatyti, kaip zoologijos sodas veikia šiandien. Pokalbis užtruko gerokai ilgiau nei planavau. Jis buvo atviras ir išsamus, o kai kurios išgirstos aplinkybės nustebino ir paskatino šią istoriją pažvelgti dar atidžiau. Jau visai netrukus planuoju parodyti išsamų reportažą iš Klaipėdos zoologijos sodo. Jame išgirsite Edvardo Legecko pasakojimą, jo argumentus ir aplinkybės, dėl kurių vienas žinomiausių Klaipėdos rajono traukos objektų jau ne vienus metus susiduria su institucijų patikrinimais, ginčais ir biurokratiniais sunkumais. Susidaro įspūdis, kad vadinamoji gyvūnų gerovė tampa patogiu ir jautriai skambančiu biurokratiniu vėzdu. Juo iki galo neišsiaiškinus faktų ir neįvertinus pasekmių daužomas daugiau kaip 25 metus žmogaus kurtas darbas, naikinama visuomeniai svarbi vieta ir atimama galimybė ją išsaugoti ateities kartoms. Jeigu po gražiais žodžiais apie gerovę lieka tik draudimai, uždarimai ir sunaikinta veikla, tai jau neberūpestis. Tai sistema, kuri turint išankstinį tikslą nusprendžia, kas gali išlikti, o kas turi pasitraukti. Štai kur mane atvedė įspūdingo grožio, beveik bekvapės ir beskonės braškės. Prie labai paprastos, bet vis svarbesnės minties. Mūsų gyvenime daugėja gražaus vaizdo, skambių šūkių, žalių etikečių ir pažadų apie pažangą.
Tačiau kartu vis mažiau lieka skonio, kvapo ir tikrumo. Technologijos turi padėti žmogui, o ne paversti jo gyvenimą patogią imitaciją. Gyvūnais reikia rūpintis iš tikrųjų, o ne tik tada, kai tai gražiai atrodo ataskaitose ir patogu biurokratiniai sistemai. Maistas turi būti saugus, tačiau jis neturi tapti panašus į tą braškę, nepriekaištingos išvaizdos, bet be tikro kvapo ir skonio. Žmogui turi būti palikta reali teisė rinktis. Pačiam užsiauginti, nusipirkti tiesiai iš vietos gamintojo, pasirinkti natūralų ar kitokį produktą, nusiskinti tikrą braškę, pamatyti tikrą gyvūną ir savo vaikams perduoti ne vien gražią pakuotę, bet ir supratimą, iš kur atsiranda pienas, mėsa, duona, gamta ir pati gyvybė. Anksčiau daugelis vaikų nuvažiuodavo pas senelius į kaimą ir savo akimis matydavo karvę, vištas, daržą, laukus ir tikrą maistą. Šiandien tokių šeimos ūkių ir tokių galimybių lieka vis mažiau. Tačiau daugėja vaikų, kurie galvoja, kad kiaušiniai užauga didžiajame prekybcentryje. Todėl neturėtume stebėtis, kad vaikas lengvai atpažįsta braškių skonio saldainį, bet ne visada žino, kaip kvepia tikra braškė. Jis mato, kaip ekrane riaumoja liūtas ar laksto beždžionė, bet gyvai jų gali taip ir nebepamatyti. Sistema dar galės pasigirti, kad viską sutvarkė, suvienodino ir optimizavo. Tačiau jeigu kartu prarasime ryšį su tuo, kas gyva ir tikra, tokia pažanga bus labai brangi. Jeigu pažiūrėjote iki pabaigos, vadinasi, ši tema jums rūpi. Paspauskite patinka. Parašykite komentarę, ką jums reiškia tikras ir natūralus maistas ir pasidalinkite šiuo įrašu su draugais. O jau visai netrukus susimatysime Zaborės naujienų reportaže iš Klaipėdos zoologijos sodo. Ačiū, kad esate kartu.